Lietuvos funkcinio sporto, Lietuvos čempionato antrasis testas, jėgos testas. Šį variantą atliks elito divizija, sporto divizija, paaugliai 17-18 metų bei Masters 45+. Bus kylančio svorio lederis, kur reikės kelti 10 skirtingų svorių, pradedant nuo snatcho iki to momento, kol galite pakelti, nebesugebėjus kelti snatcho variaciją, snatcho būdu, tuomet yra perinama į clean and jerką. Atliekamas šis judesys bus kas 30 sekundžių, 10 sekundžių yra perėjimai. Judesį reikia spėti atlikti iki intervalų pabaigos. Jeigu judesys nebuvo užfiksuotas pasibaigus intervalui, pakartojimas yra neužskaitytas. Sėkmingas. Stovimo prie štangos iki 10 sekundžių perėjimo to laiko. Nėra perinama iš šitos vietos. Perinam prie kito svorio. Bandoma kelti. Jeigu svorį neišeina pakelti pirmoju bandymu, pametam. Arba svoris buvo neužskaitomas teisėjo, per likusį intervalą galima kartoti vėl tuo pačiu būdu, tai yra snatch. Sėkmingas bandymas, yra perinama prie kito svorio. Intervalas prasidėjo, sportininkas prieina prie svorio. Svorį iškėlio snatch būdu, svoris suskaitytas, paleista, stovi prie svorio iki kol nesibaigia intervalas. Kai yra poilsio intervalas, perėjimo intervalas 10 sekundžių, sportininkas perina prie sekančio svorio. Antrasis kėlimas prasideda, svoris yra nepakeliamas, sportininkas gali kartoti dar keletą kartų snatch, iki kol intervalas nepasibaigė, svoris nebuvo realizuotas, yra perinama prie sekančio svorio ir čia jau prie šito svorio privalomai reikia kelti clean and jerk būdu. Pauzė, svoris suskaitytas. Taip. Užsidėjus štangą ant krūtinės kleino metu reikia, kad judesys sustotų, negalima iš jo tęsti ir atlikti stūmimo būdą. Taip, pademonstruos. Štanga užsidėjo, pauzės nebuvo ir štanga buvo iškelta virš galvos vientisų judesių. Tai jėgos teste yra privaloma atlikti pauzę, kai štanga yra ant krūtinės. Kitos divizijos, rookie, vaikai ir Masters 50+, atlieka dviejų judesių kompleksą. Tai yra deadliftas ir hang cleanas. Tai sportininkas turi per intervalą 2 bandymus. Jisai dabar atliks deadlifto judesį. Atkilo, teisėjas duoda leidimą tęsti judesį ir atlieka cleaną, atsistojo, sėkmingas bandymas, svorį padėjo. Per tą patį intervalą sportininkas gali atlikti mažą korekciją, aukštyn arba žemyn. Tai yra, vyrai gali dėti 2,5 ant šono, ant vieno ir ant kito šono. Moterys gali dėti po 1,25 ant vieno šono ir ant kito šono. Arba uždėti, arba nuimti. Jeigu sportininkas nenori kelti antrojo bandymo atlikti per intervalą, gali ir nekelti. Per intervalą yra užrašomas tik tais vienas geriausias rezultatas iš šito intervalo. Po intervalui pasibaigus 60 sekundžių yra 30 sekundžių pertrauka, per kurią gali sportininkas užsidėti ant šono kiek tik tais nori svorio, ar padidinti, ar pamažinti. Antrojo intervalui prasidėjus, vėl sportininkas turi 2 bandymus, per kuriuos gali kelti svorį su mini korekcija. Kaip ir sakiau, aukštyn arba žemyn, vyrai viso 5 kg korekcija, merginom 2,5 kg korekcija. Jūsų rezultatas bus geriausias kėlimas ir tarpinis rezultatas, antras pagal gerumo rezultatas iš kito intervalo. Tai negali būti
du rezultatai išrašyti iš vieno intervalo. Tai judesys prasideda nuo deadlifto, svoris yra atkeliamas nuo žemės, sportininkas atkėlė ir tuomet reikia atlikti hang cleaną. Hangas yra iki kelių, žemiau kelių nuleidus, jau skaitosi no rep, tai sportininkas turėtų per naują išsitiesti, nuleidžiam dabar žemiau kelių, gavo no rep, jisai išsitėsė ir jisai per naują kartuoja nuleidimą. Nuleidimas gali būti iki kelių arba gali būti bet kurioje atkarpoje. Tai sportininkas turi būti su tiesiamis rankomis, atlieka cleaną, gali atlikti muscle cleaną, sėkmingas, gali atlikti power cleaną ir gali atlikti squat cleaną. Bet kuris būdas, kad štangą užsidėti štangą ant pečių, pilnai atsistoti, svoris turi kontaktuoti su pečiais ir gavus žodinę komandą arba ženklą su ranka, kad svoris yra užskaitytas, galima štangą padėti ant grindų. No repas bus, jeigu aš štangą pakėliau ir be žodinės komandos, be teisėjo leidimo, štanga bus numesta anksčiau laiko. Tai dabar paskubama, toks kėlimas yra neužskaitytas.